tunnel vision that I literally did nothing else. I thought about nothing else. Nobody understood it. What the hell are you doing, and why are you eating like a robot every 2.5 and 3 hours and doing this, and what's this all about? I always felt like I was different, like I didn't really fit in. Some people got something inside them. It's like burning something inside that you've got to do. You feel different, or you don't fit in. At least I did. This is my passion. This is what I love doing. And if I don't do this, what I'm going to do? Curl up and die? Realiai sakau, kada mes paskutinį kartą sportavom kartu. Nu taip, normaliai. Baisiai senai. Tikrai ne pusę metų bėgti, tikrai. Jo. Bet netgi prieš tarkim, tau išvarant. Kaip ten buvo? Ar mes sportavom kartu? Palauk, prieš išvarant. Ne, nes tu būdavai Kaune. Aš buvau Vilniuj. Grįždavau realiai savaitgalį. Pirmadienį. Šeštadienį tu nesportuodavai. Sekmadienį. Nu, aš sekmadienį sportuodavau, tada aš realiai su Emiliu judėjau. Jo. Nu, labai ilgą laiką, prasme, tavęs sudavė mum laikai nesutapdavo. Jo, nes aš sekmadienį... Nei blogas dienas, nei laikai. Nes tu sekmadienį nesportuodavai varėjai. Ei, nafik. Tai mes realiai sportavom prieš metus kokius? Daugiau. Ei, tu... Bus ta prasme, kad taip. Taip. Kad va taip, tai daugiau, man atrodo, žinau, bus nesveikai laikyti. Ei, savo. Žinai ką, nes... Nu, aš net neminsiu, nes aš čia lemba. Ar mes darėmės kokį istoriją kartu ar ne, tai va nebent iš to žinai. Nežinau, įlysti Instagramo archyvus ir va tada rasti. Ja. Bet ir tai, kiek tų treniruočių neįkelta, kiek jų nebuvo ten, žinai, tokių nesveikų. Dar anksčiau tiek neposindavau, bent jau aš tikrai prieš metus kokius. Na, aš kaip tik daugiau keldavau. Buvo prastesnio lygio, kad daugiau gerokai keldavau, pasižiūriu, ką ten prikėlęs. Jo. Nu. Atrodo gėda, bet kaip ir negėda, nes, nu, tipo. Irgi procesų dalis. Nu, ta prasme, jeigu aš nebūčiau buvęs tuo metu toks, koks buvau, tai dabar nebūčiau čia, kaip dabar esu. Tai ja, faktas. Tai žinai. Faktas. Jo, dažiau iš tikrųjų svarbu susikurti tokį vat ryšį su, nu, galima sakyti, treniruočių partneriu, ne? Bet šiaip esam draugai ir outside gym. Bet jeigu turiu tokį treniruočių partnerį, Jesus Christ, kas gali atsitikti. Tai žiauriai daug, ta prasme, galime padaryti, ta prasme, kalnus nuvežtas. Tu automatiškai, ta prasme, mūsų sportas, kaip pasakyti, mes kaip draugai, mes šiandien ateinam konkuruoti, bet, ta prasme, draugišką konkurenciją visada reikia turėti. Nes čia, žinai, čia kaip Iron Shark pasavimą. Vis tiek pamatai, kad kitą, žinai, pušina žiauriai save stipriai. Ir tu, nu, ta prasme, nenori kažkaip, tai, nu, kaip čia pasakyti, ne tai, kad atsilikti, bet, nu, ir tu irgi nori prisijungti. Pasipušinti. Jo. Bet jeigu, tarkim, vat, on the other hand, taip, pamatai žmogų, kuris, nu, nelabai gal stengiasi, žinai, tiesiog ateina, padaro, ką reikia, vis tiek sportuoja, bet ir tu kažkaip nenori išsiskirti iš tos aplinkos, tiesiog nori būti irgi panašus kaip ta aplinka. Nu, kaip čia? Energy is contagious, tipo, žinai, manai labai persiduoda. Jeigu tu būsi, čia visur, žinai, čia ne vien treniruoti, jeigu tu būsi apsuptas tokių mažos energijos žmonių, žinai, kur tu pasiimus ir aš nenoriu nieko daryti, biškį atsitraukti kažką, žodžiu, taip atmestinai žiūriu, tai, žinai, pačiam šitas dalykas persiduos bus norma, bet jeigu tu būsi apsuptas tokių visokių mutantų, kurie nori daugiau, nori alkani, nori varyti, pušint, greičiau, stipriau, geriau, žinai, automatiškai ir tu, žinai, norėsi geriau ir stipriau, nes, nu, čia bus tavo standartas, žinai. Yep. Tai vat kokį standartą palaikysi, kokį žmogus turėsi. Taip ir būtų. Faktas. 21-23 metais sakyčiau, kad, nu, vienas iš geriausių treniruočių periodų, ypatingai tuo metu, nes kažkaip tai bent jau man taip, žinai, buvo, kad tai pasportavau ilgą laiką, vat, tarkim, po tų karantinų visų, po viskom. Sportuoju ilgą laiką vieną, žinai. Ir taip kažkaip, nu, vis tiek pušni save, žinai, sportuoja, siekia savo tikslų, bet, nu, visai kitaip yra, kai tu, žinai, su kažkuo esi tokia aplinkoje. Jo, šitas aplamai pavyzdžiui, tai sportas su svoriais, ne?
Jis bent jau man tai asociacija, kad turėjo būti bent dviesi. Street workouto laikais kažkaip, nežinau, ir vienas galėdavo įvaryti. Ir čia gali vienas varyti, žinai, vėl kitaip ta treniruotė vyksta, bet tu kai dviesi būni, čia, žinai, kaip Švarcas yra pasakęs, bet tas ir persilada pas mus irgi, žinai, kad tipo, nu, automatiškai, žinai, dėl to, kad Švarcas tai pasakė. Tu ateini, tarkim, nu, salėje tu būni, žinai, priklausomas, vienas, jeigu ateini, tu būni priklausomas tik nuo savęs, ne, nuo savo minčių, nuo savo, nežinau, neurologinio drivo, kaip tu tą dieną jautiesi. Ateini dviesi į salę ir jeigu vienas kažkuris truputį prašiau jaučiasi, tai to pareiga, kuris net tokia kaip ir pareiga, tampa to, kuris geriau jaučiasi, ai, karčiu, žinai, ai, varom stipriau, žinai, reikia daugiau varyti stipriau, žinai, po atsigavo, ai, nu, žinai, pušina vienas. Jo, uždeda ant kelio, žodžiu, gero. Tai čia vėl grįžtame prie to pačio, kad reikia gerų žmonių šalia, žinai, ne vien sportą, bet aplamai gyvenime. Faktas. Viskas, davai varom. Davai, stipriai. Tai ką šiandien turėjom visą easy benchą, dabar laukia dipsai, Lukas daro deadliftus. Kaip čia užsidėt varnynus. O, va. Gerai, kad dainius kurbių palikis. Let's go! Pumbo gavai, tomusiukas visai kitaip atrodo, kaip Slovakija. Nu, valė kaip šūdas atrodo? Ne kaip šūdas, bet žinai, ne toks, kaip pasakyti, dabar šiaip pilnesnis, žinai, gal valgyvo reikia. Bet visas šiaip ryškesnis gerokai, kaip pas knygą reikia. Tai aišku. Tai kaip pačiau dabar, kaip tu galvoji, realiai teiperio gale su harbo water cupu. Tu žinai, ir platonas nereikia ir nieko, bet buvai savo stipriausios formas. Jo, nu, vandens nekait, nu, realiai su kalorijom tik žaidžiu, nu, su maisto šaltiniai, žinai, kaip šūdžiai žaidžiu. O šiaip su vandeniu tai viskas tvarkoja buvo. Aišku, faktas, kad buvau pasigydęs, raumenis nebuvo tokie pilni, atsimeni, išnekėjom prieš varžybas. Faktas, tikrai taip. Bet realiai kompozicija buvo tikrai, nu, kitokia yra, nu, buvo defektas, jau koks dabar. Nu, aišku, dar reikia daug kartinti, dar daug reikia kartinti, bet vis tiek. Šito gal nereikia. Čia toks secret information. Taip ir jaučiasi. Net atrodo paraugonavo tos vietos, kad man kraujo. Gerai. Žiema. Beveik žiema. Aurėlis nelabai. Nu, gal atsiguls. Tu mataisi, kažin? Ką pasakysi, ponas? Buvo gerai.
Buvo smagi treniruotė. Noriu valgyti. Same. Ir viskas. Visiškai tas pats. Truputį pavargau, sakyčiau, bet nedaug. Ne, iš tikrųjų geriausia dalis, kad esi grįžęs ir kad galėsim pratęsti kaitinimą kartu. Labai gerai, bemba. Labai stipri pradžia. Kažkiek iki varžybų liko. Kiek? 7 savaitės. 6 su trupučiu dabar, man atrodo. Nu jo. Nes čia jau kaip ir ta 7 savaitė, jeigu atbulinė data skaičiuojant, tai... Nu gerai, labai gerai. 6 savaitės, 6 dienas. Ir šiandien pirmadienis. Jo. Nu tai realiai su šita savaitė 6 savaitės rimto darbo ir po to rimto atsistatymo savaitė ir... Nenučiuosk. Nu tai nežinau, bandysim gelbėti, jeigu ką jau. Ir viskas ir važiuosim pas Lietuvos jėgos trikovės federaciją. Pas į svečius. Į svečius ir bandysim už naujus rekordus. Daug. Bent jau asmeninius tai tikrai. Ne, faktas. Jo, pagaliau pas mane irgi baigėsi kelionės kažkokios, nesimenu, tada buvau nuvaręs su Gintaru į Liuksemburgą. Nu, tu čia tai pakeliavai dabar pastaruoju metu. Jo, nu vis tiek, žinai, tų kelionių metu irgi sportuoja, treniruojas, bet nu vis tiek, žinai, ne savo sąlygos. Jo, maistas biškį kitoks. Šurmulys, maistas kitoks, žinai, dar ir to stresiuko ir tokio šiaip nuovargio. Nu, viskas vis tiek sumuojasi. Jo, dabar vaišesnis. Bet sakyčiau, kad viskas normaliai. Tai so far, ką galiu pasakyti apie trefkės, tai 227 x4 skvatas. Net keista sakyt. Čia kažkada buvo siekimybė, arba ten, nu, po singlas, one rep maxas. Tai dabar 227 x4, čia praeitą bloką buvo skvatas, 105 double, bet ten buvo RPE 8, sakyčiau. Deadliftas kol kas jokių kaip ir PR-ų nėra. 230 x1 su pauze. Nežinau, ar čia PR-as, ar čia ne PR-as. Tai to, kiek tu prieš tai esi daręs su pauze? 202,5 esu daręs triple. Su pauze. Bet singlo kokį didžiausią? Singlo nebuvau daręs tokio, man atrodo. PR? Nu, vis tiek nuo džima kažkokia yra. Jo, nu tai sakykime PR-as ir 230 x1, aišku, ne tas skaičius, kur galėčiau labai džiaugtis. Galima taip sakyti. Nes vis tiek nori su didesnių skaičių. Tai faktas, bet žinai, nu, ta prasme, tu sakai, pats niekada nesi singlo dar daręs, tai žinai, dar tik tai pačiai pradžiai 230. Daug. Nemažai, tikrai, nemažai. Ta prasme, tai kiek čia, grubiai apie 30 kg nuo tavo PR-o normalios trumpos. Yep. Competition, žinai, standarto, tai ir čia su pauze dar. Aš tai skaitau, kad labai čia neprastai, tikrai. Nu jo, matysim, nu aišku, sakau, norisi daugiau, bet ir bus daugiau. Tai čia laiko klausimas. Manau, nelabai ilgo laiko klausimas. Jep. Nutrūko gaila tos serijos, nu arba jos nebuvo labai taip, kaip čia pasakyti, normaliu laikotarpiu keliamo 700 kg. Bet nieko, viskas grįžtam normaliai ir bandysim reguliariu kelt. Tavo comebackas ir mano YouTube comebackas. Unionas, dabar viskas. Jo, ir viskas. Tai va, smagu, pagaitinom vakar, Lukas irgi kaitino. Aš tiesiog žiūrėjau, bėgavaus vaizdu ir viskas. O šiandien abudu kaitinom. Ir to laukia... Aš mėgausi vakar kompaniją, o šiandien jau kartu jau treniravomės. Jo, baisiai smagu buvo. Labai gerai. Nes mes su Luku pradėjom treniruotis kelintais ten. 21. Kažkas tokio. Bet realiai tiek jam, tiek man buvo vieni iš geriausių periodų karjerose mūsų. Tai va, tai vyko reunionas. Lukas irgi grįžo. Tai tikėkimės vėl tokį patį periodą turėsim. Iš Mystery Lando, tai dabar viskas. Dar susigūgam dar stipriau į darbus. Yes, sir. Ir duosim vaizdų, kadangi praeitose varžybose labai stipriai kartelė buvo užkelta. Taip stipriai užkelta, kad net pats nesitikėjau tą. Tai negalima dabar eiti į apačią, dabar reikia tik tai eiti į viršų. Jo, faktas. Viskas. Taip ir padarysim. Dabar emocijų tai labai daug. Aišku, truputį nuovargio
3 dienas iš eilės salėje, kokias 5 valandas sumoj, grubiai. ar ne daugiau. Vakar kada atvarėm į salę, Pirmą. o išvarėm kada 6. Ar pirmą atvarėm, ar antrą atvarėm? Antrą atvarėm. Bet Prieš. išvarėm prieš 5:30. Nu, žodžiu, Nu, baisiai apie daug. 5:30, o dabar, tai dabar mes ką tik išvažiavom, tai realiai dabar 3 valandas praėjo. Bet šiandien tai gerokai intensyviau kaitinom, ta prasme, Jo, normaliai. mažesnėm pertraukom, bet šiandien ir treniruotė buvo daugiau pratimų, daugiau setų. Jep. Buvo dar papildomų neplanuotų setų, nes biški undershootų buvo per lengvai svariai kilo, o taip neturi būti. Tai... Ne, turi būti, čia yra indikatorius, kad viskas labai gerai. Jo, bet ta prasme, nesitikėjom gal, kad taip lengvai kils. Nesitikėjom, kad toks stiprus būsi. Nu, čia kažkaip sudirbo gerai polisiuką. Jep. Gerai, viskas, tada susitiksim rytoj. Bye bye. See you soon.